mes, ko gero, čia nieko nevaidinsime, paprasčiausiai mes pabandysime įveikti posūkius tikrai slidžiame kelyje ir suprasti, kad tas slydimas yra kontroliuojamas ir tai yra nebaisu, o netgi kartais galima pajausti malonumą. Jeigu moki valdyti gerai mašiną, aš manau, jeigu gerai mašinas nemoki valdyti, tai gali ir nelabai tą malonumą pajausti. Manau, kad mums gaus. Tiesiai? Važiuok, greičiau, važiuok, tiesiai. Važiuok. Kas buvo? Čia buvo atsipalaidavus, Aistė. Kas atsitiko? Aistė, kas galas? Aš įsigandau labai. Aistė, atsimink visas taisyklės. Jėzu, Marija. Visus taškus. Kairė koja atremta. Pečiai į sėdynę ir stipriai laikai vairą. Matai, kaip tave sumėtė, tu net visą va taip. Tu atsipalaidavus, važiavai. Važiuojam dar kartą. Čia šalia Rygos įrengtoje saugaus vairavimo trasoje yra specialus ruožas imituojantis ekstremalią situaciją, kai automobilis važiuodamas saugiu keliu atsiduria ant ledo. O tada įvyksta štai taip. Technologija čia paprasta. Viduryje slidžios dangos yra didelis diskas, kuris staiga pasisuka, kai automobilis ant jo užvažiuoja. Tada mašina sumėto ir nuo vairuotojo įgūdžių bei reakcijos priklauso, kaip jis sugebės suvaldyti ir ištiesinti mašiną. Greičiau važiuok. Ir reaguok, kai mašina suks iš karto važiuosi. Hop, suk vairą. Ką padarėjai? Kirtai stabdį? Nu. Aš nežinau, ką padariau. Automatiškai. Automatiškai viską paleidai, tik dėjai per stabdį ir laukiai, kol mes kur nors išskrysim. Važiuojam dar. Ne, neišsuks, aš jau žinau, aš galiu net nevažinėti. Pasitreniruosi ir išsuksi. Ne, neišsuks. Supratau, nereikia stabdyti. Reaguok mašiną, jeigu pradės sukti. Važiuok, suk vairą. Pradėjai jau sukti, bet per vėlai. Kaip fainai. Labai gerai. Ne, nu aš su vairu nesuprantu. Aiste, tu kai duodi pilną gazą, paskui gal paleidai iš karto vėl. Prašokus pradau. Jo? Tu nepaleisk, biškį palaikyk. Gazą? Jo. Jinai tada bus nekontroliuojama, jinai tada slys ne taip ją. Gerai, pabandyk, neskubėk. Aš pasakysiu, kada paleisti. Pilną gazą. Ir laikyk. Laikyk. Ir vairą. Paleisk. Viskas. Reiškia, ilgiau palaikyk gazą. Aha. Važiuok. Kojinos ant bus neimti. Pilnas gazas. Pilnas. Gerai, į tą pusę vairą sukai. Tada stato taip, tu suki tą pusę vairą. Suk vairą į tą pusę, į kurią uodega bėga mašinas. Aiste, atsimink, koncentracija, kairė koja rimta. Kam sankabą vėl įminė? Tiesiai važiuok. Nereikia perimti. Važiuok antrą pavarą. Rankas tvirtai laikai, pečiai rimti. Aš nereikiu neverk. Iš pradžių atrodė, kad neįmanoma išlaikyti automobilio trasoje. Tačiau po truputį Aistė suprato, kad jeigu automobilis sukasi dešinėn, tai vairą reikia staiga sukti kairėn ir bandyti, vairuojant bei akceleruojant, išlyginti mašiną. Kai Aistė jau išmoko išlaikyti automobilį tiesioje trajektorijoje, trasos šeimininkai jai pateikė dar vieną siurprizą. Įjungė fontanus, kurie imituoja kliūtis kelyje. Žmonės ar žvėris. Iš pradžių žuvusiųjų buvo daug. Tačiau žingsnis po žingsnio ir Aistė tapo saugi vairuotoja. Tai va, iš tikrųjų, pirmas įspūdis buvo toksai, matėte, kad aš pradėjau labai garsiai rėkti, reikšti emocijas ir labai išsigandau. Nes iš tikrųjų pagalvojau vienu metu, kad versimės, nes mašina labai stipriai sumėtė.
Bet svarbiausia yra dalykas sureaguoti ir bandyti ištaisyti visą šią situaciją tai akceleratoriumi ir vairu. Tai tu turi labai greitai sureaguoti, į kurią pusę sukti vairą ir kada reikia paspausti akceleratorių. Tai yra svarbiausi dalykai. Ir moteris, nepasimeskite, nemeskite vairo į šalį ir bandykite išlaviruoti, kaip be būtų sunku.